Nežaidas už centrą, tai vakašį. Centriuko nežaidė. Centriuko. Labas rytas, mėliai, su jumis vėl Sėsk3. Tomas Bužavičius, Adas Jekimavičius ir Lukas Čestavičius. Šiuo metu visų pirma nėra rytas. Vis pirma rytas. Mes kėlėme 6 ryto. Pagal tave atrodo, kad dabar yra rytas. Jo, pagal tave. Vienintelė Kėlėmės 6 ryto praktiškai, kad čia galėtume atvykti, nes visą dieną užimta pas visus. Nu tai aišku, kaip visada, susitarėm 5, tada Lukas man 4 miegojo. ryto per anksti keltis, nu, tipo, nuoširdžiai. Labai Mes sunku. kalbam apie vakarą, jeigu Kada nuėjai miegot? Nu tai 9 vakare. Sveikas, aš nesuprantu. Tai ką veikiai? Papasako, ką veikiai? 9 vakare, kad nueit miegot? Oi, tai čia. Nu, aš neužmigčiau, be šansų. Jo, kažkaip susileidau porą melatonino, žinai, ir užmigau tą 9 vakare. Nu, anksti norėjau nueit miegot tiesiog labai. Nu, tu labai anksti nuėjai miegot. Jo. 9 ryto, tiksliau, visų pirma pradėjai. Na tai nieko, nu tai šitą. Tai mane du youtuberiai tie, nešvankiai pakvietė, sako, norėtum praleisti naktį prekybos centre. Nu, davai, sakau, žinai, važiuojam, taip. Iš pradžio nevažiuojam, sakiau, nes taip turėjau kitą filmavimą, bet kitą nuskėliau kitą savaitę, tai tada sutikau varyti praleisti naktį maksimui, kad įgyveninti vaikų svajonę praleisti prekybos centre naktį. O tu galėjai valgyti irgi bet ką? Jo. Eiktus. Nu, dėl, mes galėjom. Bet vis tiek keista buvo, tai nebuvo, kad daug prikrovėm. O kokia maksimai buvo? Vilniui, Mindaugo. Nežinau. Ai, nu jinai kažkada dirbo visą parą. 24 anksčiau dirbo, jo, man atrodo. Bet aš sakysiu, nu, tipo, kad ir nedarbo metu, tai, blema, praleidimas prekybos centre, nieko exciting, nes kai neišjungia jokių šviesų, atrodo, kad tiesiog viskas tas pats, tiesiog nėra žmonių, žinai. Nu, Ką tai... šiaip iš esmės? Ką mes? Gali pasako dar visų Kiek tu gali pasakot? Tai... Kada vidai išeis? Aš nežinau, kada jie... Seniai klasikinis komentaras, kada video. Ne, matai, jie šiaip sakė, aš nežinau, kada jie paleis video. Tai aš nežinau, kiek galiu sporinti. Mes tiesiog žaidėm tokius žaidimus, kur tu kaip vaikas svajodamas norėtum žaisti tos žaidimus. Žinai, ten lenktynės, prekybos centras, lepynės, gaudynės, fortą pasistatyti. Kažkada pasiklydęs parduotuvėje arba prekybcentre, kai buvai mažas, su tėvais ateini ir pameti tėvus. Buvo. O jūs turėjot šitą fobiją? Fobija. Ne, pas mane būdavo kita fobija, kur tu lauki, mama sako, tu dar palauk, aš vieną nueisiu paimti kokį ten, žinai, maistuką, o tu prie kasos jau tavo jau visiškai jau prie pat, žinai, ir tada jau ten pradedi darbėti, nes... Bet čia pasirodo visiems tai būna, nes kiek mačiau, tai sukuria visi releitina. Visiems, čia taip... Aš tai esu kažkada, nu, tipo, pametęs ir aš turėjau šitą fobiją, tiesiog ėjau ir pamečiau tėvus. Nu, ta prasme, neberandu maksimui ten, žinai, tipo, kur? Ir aš mažas vaikas būdamas, verkdamas, ėjau iki infocentro ir žinai, kur, tipo, Jurga Jekimavičienė kviečiama prie infocentro. Ai, žiauri kietai buvo, nes galėjom tą naudoti, tos mikrofonus per visą maksimą, žinai. Taip. Kalbėjom pastoviai ten per jos, kai ten žaidėm tos žaidimus panašiai. Ant galo taip ateina. Šiaip labai fainos, dirba nemažai žmonių šiaip per naktis, ten būna, kur tvarkosi, ten dėlioja prekes. Tai kokia sandėlio darbuotojai, ne? Tai pagrindė. Jo, tai iš esmės. Tai fainos močiutės labai buvo, visą laiką, tipo... Ten jeigu slepias kas nors sakyt, ar nematė dviejų jaunuolių? Nu, vat į tą pusę kažkur, žinai, ten nubėgo. Iš pradžių sako, aš nežinau, ar galiu sakyti, bet jeigu taip jau klausi gražiai, tai vat į tą pusę kažkur. Tai labai fainas darbuotojas buvo. Sakom, kur gauti vežimą, tipo, tą didelį, kur stumti, nes šitą kažkaip stringa. Net neklausim. Mes pradėjom naudoti žymų, kad stringa. Jūs vaikučiai, jūs nueikit va ten iki rampos, kur atveža prekė, sako, pilna, tokių sumėriniai šonais, tie labai gerai važiuoja. Nu, ir einam pro tos duris, žinai, prie tos rampos. Susiradom tą vežimą, bet aš taip žiūriu. Rampa, sakau, freezeris, žinai, kaip būna tas duris, kur... Ir ten minus 18 yra. Nu, taip parašyti ant durų, minus 18, žinai. Buvai įlindęs? Jo. Ai, tu buvai įlindęs į tą šaldytuvą? Buvo to fobijos, kad kažkas ateis ir uždarys tą ir kai yra žmonių... Tai mes sakom, tada atsikelsi 2050. Sakom, davai pabandom, tipo, užsidaryti, žinai. Pažiūrėsim, ar yra tas, kad jeigu uždarys tave, kaip ir filmus rodo, kad ten būna numiršti per kažkiek. Ai, Zaiby seniai pas tave eksperimentai. Pažiūrim, blema, šiaip sako, mirsi. Pažiūrim, ar numirsiu. Nu, tai užsidarėm tam frizerį. Labai jokinga, nes, tipo, kai tas frizeris atidarytas, nu, tipo, jo, šalta, čia visą kitą, žinai. Bet kai jau uždaro tave, išjungia šviesos ir girdisi tą kondiškę, kur pučia oro. Labai nejauku toks jausmas. Ir, nu, nieko po to atidaro. Tas atsidaro iš vidaus.
tipo, tai turbūt safety, žinai. Turbūt Lietuvoje, nes Amerikoje ten nėra. Kiek tai va, esu matęs? Nu, tai va, įdomu. Tai Amerikoje labai, dabar mačiau straipsnį, šuo nušovė savo šeimininką. Ai, mačiau Amerikoje. Šuo. How the fuck? Ai, Amerikoje. Ir tu girdėjai, to pačiu, Mantas tada, kaip pasakė, ne? Ja. Ką tu gi? Nu, Mantas tada, kai žaidėm pokerį. Ai, aš tai straipsnį mačiau. Tai Mantas mums parodė. Ai, tai jo, tai gali būti. Jo, Kaip tai įmanoma? Ant plovos gulėjo ginklas, šuo kažkaip užšoko, paspaudė, pašovė šeimininką. Jo, tai seniai. Smek. Tiesiog Amerika. O tai pala. O tai ką kaltint, žinai? Teisė šunį Realiai, į gyvos šuo galvos. kaltas, sako. Šuo kaltas. Kas? Šuo kaltas? Šuo kaltas. Kad ginklas Tai padėtas. kaip nubaus? Nu, tai pradėkime nuo mirties bausmės. O, to žiūrėsim. What the fuck? Jo, tai va, Amerika. Amerika. Fuck you. Gerai, tęs toliau. Nu, tai nieko, nu, pasibom. Tai pasižiūrėjom, kas ten gero. Ir taip ir pasibaigė mano naktis ir po to važiavau čia atgal. Jo, tiesiai, seniai, važiavai čia. Tiesiai čia. Tiesiai. Vėluojam 2 valandas, bet nieko tokio. Ne, tai šiaip Tomas vėlavo, nes aš iš esmės, aš atvažiavau. Žiūrėk, tu man paskambinai 10 minučių iki tol, buvom sustarę 5 ryte, ne? 5 ryte. Nusiremik. 5 ryte buvom sustarę, tu man sakai, žinai, aš atsikėliau už karto, atvažiavau, nu, tipo, po 5 ten 20-30 kem, nesvarbu. Nesvarbu. Šiaip labai jokingas. Karočiai, čiatą netrašo mūsų. Šiam paskambinu. Ir kaip tik aš dar prie kompo dirbau. Ir jis pirmas, nei labas, nei ką. Man jau keltis taip gerai. Tai seniai, jo, tu turėjai būti jau dabar. Nu, tai ką, šiaip aš atsimenu per miegus kažką, man tai buvo ateis, tau kažkur kada keltis? Ne, sakau, ne. Bet čia buvo jaučiu 2 ryto, žinai. Tai, ja, dienos. Na taip. Nu, taip, dienos. Normaliai, niekur nesipizdavok. Taip. Antrą rytą manęs jaučiu paklausė kažkur. Baig. Sakyk. Dribal tos dienos. Tai sakiau, klausė, ar žantuosi, iš tada sakau, ne. Dievas, gal pakals mane, žinai, Mantė. Mantė mato mano Bet kalendorių. jinai nieko nežino, kad tau reikia. Jinai mato mano kalendorių, tipo, kada kažkur. Bet man to... Jo, šiaip Mantė galėtų man atsiliepti. Aš jaučiu, žinok, Skambinai? Aš jaučiu, atsikėliau, gerai, tu paskambinai, bet kai atsikėliau, girdžiu, kad į Mantę rėkauja, žinai. Tai jaučiu Valorantą kokį daužą ir ten, žinai. Jaučiu, dėl to dar nekėlė. Viskas, aišku. Aš buvau piktas, blemo, nes aš sportuoju, savo ramiai, galvoju, vis tiek Česka miega. Nu taip, aš sportininkas, žodžiu, sportuoju ir, sakau, neskubėsiu, dar, žinai, vis tiek, rašo Antanas, Českavo vietoje atvažiuok. Šokų drabužis, nenusiprausis, nieko. Aš atsikėlęs, apsirengiau, man užplakė kokteilį ten tą, kad, tipo, ale kažką pavalgyti. Nu ir va, aš čia. Tai iš esmės tu vėlavai, nes aš jau buvau čia po 5:40, o tu atvažiuoji čia po 6 jau. Prisidirbsiu šiandien, matau. Prisidirbti, nedirbu aš. Jis nedirba. Jis influenceris yra. Aš šiandien, žinai ką, šiandien ryte važiuodamas į darbą, žiūriu storius, seniai, mano, kas antras žmogus, kurį seku Tailande, arba kažkur keliauja, ir aš toks važiuoju, žinai, kamštis stoju, piktas jau toks. Ai, tu įkėlė istoriją. Jo, aš įkėliau net istoriją. Galvoju, what the fuck? Kodėl visi keliauja, Tailandai, ten visos Ispanijos ir taip toliau, o aš negaliu. Galėt, nu jo, o aš turiu eiti į darbą. Kodėl aš turiu čia sėdėti, žinai, o aš noriu irgi keliauti? Mes taip pakalbėjom, sakom, nu jo, mes irgi galėtume dabar išvažiuoti į kokį Tailandą ar ką, bet mes neleidžiam savo to, nes dabar vyksta, kaip sakoma, taupimas vestuvėm ir taupimas būsto paskolai. Nu, logiška. O, tu buvai Tailandė. Aš jo. Brangu šiaip nuskristi į Tailandą. Nuskristi brangu, o ten būtų nebrangu. Nuskristi ir yra brangiausia. Nu, bet ir tas, žinai, brangu, nu kiek ten 700 ar 800 eurų nuskristi, žinai, jo. O tada ten pragyvenimas, nu tai eiktų, labai pigu, labai. Nes aš žiūriu, kad visi skrenda, galvoju, ar čia visi milijonieriai, ar aš čia dirbu. Nevertas ironiška, nes aš labai norėjau Tailandą šiais metais nuskristi. No cap, čia dar nepradėjo jokie ten varyti į Tailandą. Tai per slidinėjimo kelionę aš čia žiūrėjau, tai čia buvo gruodis berods, ar sausį, gruodį galit buvom. Jo, gruodį buvom, tai gruodį, kai variau slidinėti, žiūrėjau bilietus taip į Tailandą, tai kaip tik žiūrėjau, kad sezonas geriausias yra žiemą varyti ten. Tai tuo metu, kai aš ten buvau, bet man buvo per anksti, aš norėčiau ten varyti kokį balandį, va čia panašiu metu, bet tai man kaip tik išmetė, kad šitais mėnesiais, kova, balandis, gegužė, kad kova geriausi bilietai, atsimenu, buvo, bet kad šiaip iš temperatūros pusės nėra geriausia ir nėra pats pigiausias sezonas. Vasara pigiausiai varyti, nes taip huine, nes belia kaip karšta. Labiausiai apsimoka nuo spalio iki January.
Sausio. Jo, tai ta žiemos sezonas ir yra ten Čia labiausiai. kaip ir visur turbūt, bet tokia varyk kelionė poilsinė, tai, nu, tipo, kur Ir šilta. apsimoka, ir visi sako, kad reikia bent kokias 2, 3, 4 savaitės būtent. Nes... Nu, vien dėl to, nes tau biletai labai brangus, tau neapsimoka, žinai, nuskris savaitę ir parskris, žinai. Kaip į Ameriką, Ta žinai, prasme, kelionė belė kokia ilga tenai. Važiuosiu į Vašingtoną. Gal dar į New Yorką. Turiu porą susitikimų. Taip, Man tas tavo patiko, man tas tavo galvos. O Bilas Geitas parašė, ne? Skrisiu į O New Yorką. tai juokingiausia, kad išėjo šitas prankas. Mes tik pakalbėjom praeitą savaitę apie tą Žemaitaičio pranką. Jo. Ir aš ateinu į darbą pirmadienį, žinai, galvoju pasitikrinsiu e-mailus. Ir Ai, žiūriu, gerai, tą mačiau. Bill Gates. Ir aš toks, važiuojam. Ir taip žiūriu, aš esu Bill Gatesas, norėčiau aptarti su tavim keletą klausimų, žinai, ir parašyk man šitą e-mailą. Ir galvoju, va čia tai reikia padaryti, šitą sesę man sako, blema, padaryk su to, tipo, soundu, žinai. Nu ir blema, belė kaip juokinga. Skrisiu į New Yorką, galbūt dar į Vašingtoną nuskrisiu. Porą susitikimų. Jo, ir man tas, toks, žinai, induisų, kur, hello, yes, yeah, I'm going. Tai, o matėt dabar naują pranką Žemaitaičio? Ai, kažką matęs, kažką buvau, bet ne, Man atrodo, kad fiksavau. iš fake Šilinskinės, nu, tipo, anketos, Nu, jo. mailo, jam parašė žinutę, kaip, tipo, aš ten viso straipsnio neskaičiau ir taip toliau, neatsimenu to tiksliai žinutės, Tai bent esmę. bet esmė tame, kad Šilinskinė, tipo, parašė Žemaitaičiui apie visą šitą situaciją ir taip toliau. Ir Žemaitaitis, ne taip atsakiau? Širinskinė. Ai, Širinskinė, ne Šilinskinė. Šilanskas. Šilanskas. Tai jo, ir tipo, iš Širinskinės e-mailo parašė Žemaitaičiui ir tipo, jisai atgal atrašinėjo, kaip, nu, bendraudamas su... Kaip galima prisigauti per savaitę 2 kartus? Bet tu įsivaizduoji, dabar šiuo metu įsivaizduok jo vietoj. Aš nepasitikėčiau, net geriausių draugų dabar nepasitikėčiau. Rimtai? Jo vietoj? Būdamas tokio kosmonauto, jisai, manau, pasitikė bet kuom. Kiaulę parašytų ir tai. Man atrodo, netgi Kiaulė Mauras. Česlovas @gmail.com, jeigu man parašytų, nebepasitikėčiau. Skrendam į New Yorką. Jo, Nes neturiu čistos.com. žinau. Stovo.com. O galiu pasakyti tikrą? Ne. Gal numerį tavo palikinom? Jo, gal. Jie rašė, kad tas, kur Katleris, kur palikino su Jankevičium tą numerį, ten skripted yra. Ai, ne? Jo, ten sakė, suskriptinta, jie paskui prisipažino, kad tai yra, tipo, for fun buvo bairis Bet padarytas. aš nemačiau tokio komentaro, čia tavo asmeniškai parašė kažkas? Ne, komentaras buvo. Ai, buvo Jo, komentaras. po mūsų videko buvo komentaras parašytas, kad Aš šito irgi nežinojau. skripted, tai reiškia, yra fake and gay. Čia padarė dėl kontento. Okay. Bet čia liūdino, geras mane Mes nuliūdino. galim pabūti neskriptingai ir galim nulykinti vienas kitą numerį, pavyzdžiui. 86, ai ne, 06. Nu gerai, 06. už kiek pasirašytum, kad tavo numerį va dabar palikinam? 4 eurai. 5, gerai. Ne, ką. Galiu? Jis jau Labai pasiruošė. tingėti jau keis numerį po to. Ir šiaip, aš labai greitai. Skamina po to tie vaikeliai kažkoje dar kažką, tai ten greit numetė jos. What is this? Nu, tai užblokuoji. Tai blokuoji? Ai, žinot, dar kas įvyko šitą? Buvo moters diena, ne? Buvo, jo, buvo. tokia. O 8, taip. Prieš 2 savaitę. Tai Nu, Palauk, sakyk, galvoju. Ai, ne, maišau. Buvo mano močiutės gimtadienis. tu savo, what the fuck? Šitaip apsikeitė. Ten labai arti vienas kito. Bet, žodžiu, iš esmės, aš prisimenu, per ko 8 gerai ten pasveikino mama, sesė ten lala. Bet močiutę važiavau sveikinti. Per jos gimtadienį kovo 12. Mačiau, kad tu parašai ten su 38. Na, aš klausimu, šitas kiek tu metų, 38, sako. Ai, okei, logiška. Taip pat tiesiog iš kitos pusės reikia skaičiuoti. Jo. A, Nu čia jo, tas bairis šitą yra. jo. nesugalvojau. Yra tas bairis. Tai Turnas. variau pasveikinti močiutę ir kai pirkau gėlių labai pas floristą tokia atėjau, žinai. Ir sako, kam dovanosi gėlytės? Ir kam dovanosi gėlytės? Ir sako, močiutėm patinka labai tos gėlės. Berniukas. Labai retai, kada būna berniukas. Vyra. Tas su tokiais, kaip, atrodo kaip iš Hogwartso karočio mokytas, nes su apvaliais sakiniais. Nu, toks biškis stambus, žinai, toks žilas, labai tvarkingai apsirengęs. Nu, toks klasik. Toks Italian man primena. Tai galėtum spręsti, galvotum, arba floristas, žinai, arba galėtų būti fizikos profesinis mokytojas. Arba picos kepėjas. Ir jo, macaroni, visą kitą. Yeah. Tai, žodžiu,
Labai įdomu pašnekėti buvo, kol jis man tą darė puokštę, parekomendavo kokias gėlės ten rožės, kad močiutės mėgsta labai, darė puokštę, aš neįkalbinau, sakau, jūs mėgstat kaip floristai gauti gėlės? Jo, sako, labai mėgstam, sako, mano šeimoje mes turim sodelį, ten taip, bet aš pamečiau savo, aš nenorėjau šnekėti iš tikrųjų. Aš tai pridėjau. Ne, tu pasakai apie močiutės gimtadienį. Ir svarbiausia, pamiršau, nes norėjau pasakot kažkas, kas buvo tą dieną. Ai, va, atsiminiau. Ir, žodžiu, tai pašnekėjau su to floristu, viskas gerai, išeidinėjau, žinai, susitinka mano bičiukas. Kol kas nelykinsiu nieko vardo įmonės jokios. Tavo bičiukas? Ne, tiesiog bičias prieina. Bičias prieina, žinai, sako, ir pasiūlė man padaryti cepą. Kaip jis pasirodo daro cepas tasai... Čia grandinėlė. Jo, bet cepą, ant kurios yra šitas iš daug ten tų... Deimanto? Nu, ne deimantinį, man atrodo, kad jis sidabrinis. Cirkonis? Ne, iš sidabro, man atrodo. Okay. Aš pamečiau mintį, apie ką tu pasakoji. Jo, aš nesuprantu. Seniai, what the fuck? Pasiūlė cepą padaryti. Sako, pamačiau tave, sako, norėčiau pasiūlyti už ten reklamą ar dar kažką cepą padaryti. Ir pasirodo, ten galima, kur pasidarytas raidės visokias, ten boksininkai dabar turi pasidarę. Tai... OG irgi turi. Tai aš norėjau jūs paklausti, kaip man ką reikėtų. Jeigu, nes aš sakau, aš nesijaučiu rap gangsta, tai turbūt ne man tema, bet pagalvojau, jeigu reikėtų įsirinkti, ką reikėtų pasidaryti. Aš sakyčiau Čestovas, bet bus va tokio dydžio. Jo. Reikėtų gal Ceska. Bet Ceska irgi, tipo Ceska 5. Bet kur panaudoti, kai aš galvoju, tipo visiškai ne mano stiliukas ir biškai... Tu nevaikščiotum. Tai, ir aš biškai tipo faking gay būčiau su tai kur reikėtų, žinai. Aš žinai, kaip daryčiau? Tipo, jeigu darytis va tokią cipūrą, ane? Va tokią. Ir tipo įkalt C raidę savo. Ką reiškia C tau raidė? Nu tai Ceskas. Ai, Českai. Ai, tu norėtum mano vardą. Eik tu savo, ne aš daryčiau, o jeigu aš būčiau tavo vietoje. Tu inicialus, tipo. Nu, arba, pavyzdžiui, aš asmeniškai daryčiau AJ. Aš labai noriu. Jo, aš norėčiau labai AJ. Tai aš šiaip ieškau, kas galėtų man padaryti. Jeigu galit su deimantais man padaryti. 5 eurų. Jo, aš ieškau grandinėlės už 5 gabalus. Įvedžiu, radau grandinėlį tą bičiuką, kuris buvo prie manęs priėjęs. Jisai yra iš mano kaimo, kuriame aš anksčiau gyvenau. Ai, pažįstu? Tipinis Kaunas tiesiog. Aš nepažįstu, bet aš esu jį matęs, gal esu kalbėjęs. Tai va tokio principo, žinai. Matui darė, nok. Jo. Ai, nice. Jo, į tą. Tai, va. Matėsi? Bet šiaip žiauriai gerai atrodo. Labai gerai, ypač, matai, jam prie Utmo jis ėjo su šitu. Tai va, sakiau... Įdomu, šiaip kiek kainuoja tokie dalykai, šiaip. Aš žinau, jis man pasakė, bet nežinau, pats galit parašyti pas... Štuko į viršų? Į viršų. Jo, tai tiesiog norėjau paklausyti. Iš esmės, tai va, aš nesugalvojau, aš sakau pagalvosiu, nes aš tiesiog nesijaučiu rap gangsta, žinai. Aš esu raperis, jeigu gali man padaryti. Kad būčiau, va, tau tiktų labiau, žinai. Jo, tau tiktų. Aš nežioju. Bet mes galim, žinai, visi 3. Jeigu turėtumėm sės 3. Butams. Aš jeigu daryčiau, tai daryčiau skaičių. But. Su 2 T. But as. But as. Stovas. O pas mane kas? Pusį. Ai, but stovas. Labai blogai skamba. Ai, but stovas. Aš daryčiau skaičiukus. Tiesiog skaičius. Nu, pasakyk. O tavo ir žiūrėk. Žiūrėkit. Kiekvienas dabar pasakykit savo laimingiausią skaičių. 23, iš kart galiu pasakyti. 23? Jo. Nes... O tai čia paguglinsi, ką reiškia 23 laimingas skaičius? Aš žodžiu. ChatGPT paklausiau apie skaičių, žinai. Ir žiauriai reikėtų paskaityti, tipo, ką reiškia skaičiai. Aš, pavyzdžiui, paklausiau, ką reiškia mano mėgstamiausias skaičius. 7 spėjau. Ne, 9. Beveik atspėjau. Nu, tipo, ir labai fainai aprašo, žinai. Gali nekalbėti. Šiaip, tipo... Aš bandau dabar ir jūsų klausau, ir ten klausau, žinai. Aš irgi girdžiu. Šibrėba. Girdžiu kažkokius tai burtus daro ir ten, žinai, tipo, mes filmuojamės ten už stalo. Sorry, aš nenorėjau, tipo... Bet gali pagali. Aš darau taip prieš pasimatymą, žinai, tipo, darau tokį... Burbandai. Jo, ir tada galvoju... Ir tada man, žinai, susitinku ir sako, tai fainai bendrauji. Ne, iš tikrųjų, aš dariau burtus, kad aš tau patikčiau. Hipnozė, žinai. Jo. Ir tu to neatsiminsi, bet aš tau patinku. Nu, davai, pasakyk skaičiukus. Ką reiškia, jeigu... 23 mano. Ką reiškia, jeigu laimingas skaičius yra 23, ne? Jo.
Gerai, pavyzdžiui, butomio, ką reiškia? Nežinau, kodėl aš tai labai norėjau sužinoti jūsų skaičių. Nu, davai. 23 dažnai siejamas su kūrybiškumu, saviraiška ir sėkme. Žiūrėk. Tai skaičius, kuris skatina veikti, ieškoti naujų galimybių ir pasitikėti savimi. Bet atitinka labai. Labai Gerai. atitinka šiaip, labai atitinka. Geras skaičius, Nice. 23, nice. Lukai? Pliam, neturiu. Nu, Nu, kaip tai sakyk, neturi? Kažkas, nu, tipo... Tavo skaičius, koks yra? Kur, pavyzdžiui, slaptažodis dažniausiai naudoji kokį skaičių? Nu, Jau norėjau aš, pasakyti. pavyzdžiui, niekur nenaudoju 23 slaptažodį. Bet šiaip, nu... O jeigu tiesiog naudoji savo gimimo datą, pavyzdžiui. Slaptažodį? Ne, dabar aš tavo... Neturėjai sakyti. Skaičius, pavyzdžiui, tavo koks yra? Nu, tipo, O gali tiesiog tėčia pasakyti mėgstamiausią Ne, skaičių? Ne, o žinai, savo, kaip, savo. o žinai, kaip suskaičiuoti tavo skaičių? Nu. Sudėti gimimo metus, mėnesį ir dieną. Žiūrėk, sudedam Šitą tavo figą skaičių. gausius čia 3000. Ne, karočią, žiūrėk, jeigu yra 199, ne, Nu, mano 198. sakykime, ne, tai dedasi taip. PVZ 1 plus 9 plus 9 plus 8, ne? Nu, Plus mėnuo. vienas. Nu, ar 10 reikia sakyti? O tai kuris skaičius? 10. 10? Tai, palauk, čia dabar. Plius vienas, ar? 10. Tai 10 prisideda. Plius 3. 3 diena. Tai tavo 40 skaičius. Man atrodo, kad taip skaičiuojasi. Ne, negali būti, negali Kažkoks būti. huinis. Per daug didelis skaičius. Jo, kažkoks huinis skaičius. Eik tu savo, ne, ką reiškia? Mano mėgstamas skaičius yra 1731. Rimtai? Sąmonė. Negali būti. Dabar 40. pasižiūrėkim. Čia gal Tavo 4 skaičius. gal gaunasi. Sakykime, nu gerai, yra skaičius. Šiaip tai labai ironiška būtų, nes mano tėčia mėgstamas skaičius 4. Rimtai? Ir kai sakiau, kad galiu tėčia pasakyti, tai būčiau sakęs 4, žinai. Nu, tai va, tai gal ir 4 turi. Bet jam atitinka ir 40. Nu, sakai. 40 yra skaičius, kuris Jei, simbolizuoja daug. 30. Yeah. Simbolizuoja stabilumą, tvarką ir praktiškumą. Stabiliai vėluoja Jos podcastas. latėliai. Vat būtent. Jis susijęs su disciplina, sunkiu darbu ir ilga amžiškumu. Šiaip jo, bairis. Tai skaičius, kuris rodo tvirtą pagrindą ir subalansuotą gyvenimą. Subalansuoto gyvenimo miego Ne, Nėra. Rutinos neegzistuoja. Pem čia toks atitinka. Nu, čia ne? toks pem. Reikia iš kitos pusės žiūrėti, subalansuotą gyvenimą, gal ne iš miego ir Bet ne. mes režimo nesužinom pusės. vis tiek tavo skaičiaus. Jo, bet čia nėra tikslus. Jo. Davai savo pasakyk. 9, mano. Nu, yra mėgstamiausias. Jau parašyk. skaitys, jau žino, viskas Jo, tiesiog. bet mes nežinom. Jo, ir žiūrovai Tiesa, nežino. tiesa, absoliučiai. Tie Gerai. 3, kurie žiūri. 9. Simbolizuoja išmintį, užbaigimą. Nu, sorry. Užbaigimą. Gerai, užbaigimą. Sorry, Ir jau dvasinį tobulėjimą. Jis dažnai siejamas su altruizmu, užuojauta ir pasaulinė sąmonė. Alkoholizmu šito, ne, nėra šito. Tai man čia šiaip daugiau ten rašo, bet esmė yra tame, kaip aš supratau, žodžiu, aš dvasingas. Jo. Ja. Tu tiki Dievu? Aš tikiu, kad kažkas yra. Ai, supratau. Nu, aš netikiu, kad ant debesies sėdi tiesiog. Jo. O šiaip tikiu, kad kažkas yra. Jo, Man kaip išpykdavau ant vieno draugo, kuris visą laiką vaikystėje sakydavo, Martynai, linkėjimų, jeigu man. Jisai, ar Linas ten buvo, nesvarbu. Jisai čia kiekvieną kartą klydavo, sako, Dievas myž. Galvodavau, kaip nepagarbu taip sakyti yra. Va dabar, o kai žaibuoja, o tai kas vyksta, kai žaibuoja? Tai pyksta Dievas, reiškia. Nervuojas. Nu ne, bet, tai kai lieta, tai myžant, tai logiška, bet to žaibuoja. mažas selas, karočią, kai sninga, blemba Dievas barsto. Čia sakydavo, Em, vaikystė sakydavo iš tavai. Kai užauksiu, būsiu Dievas. Būsiu selas. Jo, būsiu selas. Ne, gerai viskas. Rimtėm. Tai darysite, žodžiu, savo cepas, ne? Taip pat aš nežinau, aš norėjau pasidalinti jums paklausti, kaip manot, ką reikėtų užrašyti, jeigu daryčiaus. Bet aš jam sakiau, kad nežinau dar. Na, aš tai žinau. O tavai pasidaryk stovas. Tiesiog. Bet kur ją užsidėti? Nu, kur tu ją nešiosi? koncertuot? Aš tai galvoju, tai per streamus uždėčiau, kai streaminu. Nu, nebent, nes nu, Be tipo, rentelio mes atvedu. nesam OG, žinai, kad darom kontus. Bet audžiai įsiskyrė su meskinu. A, jo, Va rimtai. tą ir norėjau pritempti, va tą ir norėjau, gražiai. Jo, Ieškojau, kaip. Ir kaip tik per kovo 8, kai tu minėjai, Jo. ne močiutės gimtadienį, bet per kovo Moters 8. dieną. Jo, per moters Per dieną moters sukėlė straipsnius, kad išsiskyrė meskinas audžiai. Jo. Gėlių nepranešė, nu. Ne, tipo rašė, kad jau anksčiau išsiskyrė. Kaip anksčiau Nu, negyvė tai- gyvena jau. Taip, vien buvo. Dabar įsivaizduojate visos Facebookinės mačiutės, kaip pamatė straipsnius, kad susižėdavo, žinai. Mačiutės, na tai laukiam, kol įsiskirs, žinai. Ir dabar išskiria,
oh my god, aš buvau teisi. Mano komentaras praktiškai, aš esu fortune teller. Tai netgi čia aš pasižiūrėjau komentarus ir yra belekė komentarų, kas tie tokie, oho, kaip įdomu, nu tai galėjot geriau pasistengti. Nu, galvoju, taigi tam yra žiniasklaida, kad nurašyt, nu, tipo dalykus. Nu. Ypač kaip parašo, nu, kaip tu sakai, kas tie tokie, aš galvoju, kokiu akmeniu jūs, blėt, gyvenat. Nu, nežinau, tipo... Jeigu tu turi Delfi ir tu užseki naujienas, kaip tu gali nežinot, realiai mes kino, man atrodo, viena didžiausių tikriausiai Instagramerių. Didžiausia, turbūt iš lietuvių kūrėjų. Taip. Didžiausia yra. Jo, tai kaip tu gali nežinot, visur yra matoma. Kas pakvietė Paną į šitą podcastą? Nes Aurimui aš matau, kad jam dėmesys visiškai neišta. Jisai net pamiršta kameras perėjęs. Jis žiūri į mėgą, tad fantazuoja. O šiaip įjungtos kameras. O šiaip filmuoja. Nesako. O kokį vaidmenį atlieka moteris čia dabar pas mus? Kad būtų geras kvapas. Nes čia du nesiprausė. Bet geras kvapas yra bugamorvas. Blet, prives. Ir mus šiandien remia. Bugamor kvapukai. Ne, iš tikrųjų, tai... Kodėl tu to klausi? Nes ši yra mano komanda. Aš spinu, kad tavo komanda, bet aš matau, kad Aurimas negali dėmesio. Tu čia prispisniai dabar. Bet šiaip norėčiau pasveikinti Meidą, nes jinai grįžo į Lietuvą šiandieną iš Ispanijos. What the fuck? O tu buvai išvykus? Kodėl ne Tailande? Jo, ir jinai keliauja irgi. Nu, visi keliauja. Kur mes varom? Mokėjai už tai atostoginės irgi? Ne. Dienpinigius. 5 eurus duodu. Vala, bet realiai, jeigu dirbi samdomą darbą, tai nu tam už atostogas irgi moka. Tu gali 2 kartus ten... Gali imti nemokamą arba mokamą atostogų. Ai, būna tokios? Jo. Tai nemokamų gali bet kiek imti? Nu, ne bet kiek leidžia. O kiek leidžia? Nu, tai yra kažkoks susitarimas pagal sutartį pavyzdys, bet tu negali imti metam dabar nemokamą atostogą. Pasiemi nuo darbo akademinės atostogas irgi. Jo. Aš, pavyzdžiui, anksčiau imdavau daug nemokamų atostogų. Ai, tiesiog galėjau šitą apmokėti. Sakau, tiesiog galėjau atostogauti? Ne, tiesiog man būdavo drifto varžybos ir kaip sakau, reikia ten pasiruošti 2 dienas. Nu ir aš nebeturėdavau jau apmokamų atostogų, nes išnaudodavau labai greitai ir kadangi man labai dažnai būdavo, tai tekdavo dažnai imti neapmokamą atostogą. Man išleisdavo, tai viskas čiki-piki. Šiaip dirbdavau. Norėjau paklausti apie Meskino, kodėl jūs nutraukėte temą? Nu, žinai, bet, Lukai. Ką padariau? Galėjo apsiraminti. Ai, kad pertraukau? Gerai, įsivaizduokit. Aš manau, dabar OG gyvena savo gyvenimą, žinai. Kaip manai, ką jis veikia pastarosius mėnesius? Gamina? Aš mačiau, kad dabar kūrė muziką. Ai, kūrė muziką? Jo, jis daug dabar turi. Tai gal comebacką šaus dabar? Aš manau, kad bus, žinai, kaip kiti vieni eina į sporto klubus, kad, žinai, pamirštų, kažkaip išsilietų. Tai aš manau, kad jisai dabar per muziką išsilies ir bus dabar šuolis kažkokio, žinai, nes jisai šiaip dainų nebeleisdavo. Nu, tipo labai minimaliai, ką palyginus anksčiau. Dabar jau čia bus vėl šuolis dainų, nes tiesiog... Bet tu pagalvok apie Meskino dėmsus dabar. Blemba, žinok, nemanau. Eik, tu aš tai manau. Blemba, nemanau. Kad yra dabar jo, bet šiaip apskritai kiek dėmesio, žinai, papildomai sulauks. Aš nemanau. Tai Panas šiaip, kai išsiskiria ir jeigu jo žinomesnė šiek tiek, taigi eik, bahūrai, taip, dzin, ten karočią, žinai, dažniausiai būna, bet Panas kiek jaučiu dėmesio. Mano nuomonė šitą vietą kitokia yra. Aš manau, jinai nėra, žinai, kad šoks... Šiek tiek žinomas žmogus, ar ten minimaliai, jinai yra žiauriai žinomas žmogus ir kad kažkoks random bičas rašys, tipo, nebent ten irgi kažkoks gal irgi reperis, dainininkas ar ten aktorius, nu tai gal ir yra galimybė, bet nemanau, kad taip greitai. Kaip manau, kitas irgi reperis bus? Nu, tendencijos rodo, kad turėtų būti. Ir tai remis dabar OG, kas toliau? Kas toliau čia dabar tokie dideli reperiai? Tanai, tu ne reperis? Ai, žinau. Ai, aš irgi reperis. Šitų galėtų Vyšniausko. Dabar jau žaidė Vyšniauskas, jo. Višniukas? Višniukas. Jaunasis. Jaunasis. Jeigu žinai, kad tu nori. Ne, bet jisai per anksti gimęs. Per jaunas. Per anksti gimęs. Šiaip jisai tiesiog labai jaunai atrodo. Man jis atrodo kaip 16. Bet jam daugiau? Bet jam, man atrodo, ar 24, ar kažkiek. Jis kažkaip, kad kiek žinau, kad jam panašiai kaip man metų. Kaip Meskino? Meskino? Geras klausimas. Jei jau porą metų... Baisu pasakyti per daug. Jinai, aš žinau, kad man atrodo vyresnė šiek tiek. Ne, jinai man atrodo, kad mano arba metų už mane vyresnė. Jo. Tai metų už mane vyresnė. Aiškiai, jei dabar... Tai bus 30 turbūt. Bus traumų, ne? Metais už mane vyresnė yra. Bet šiaip, Meskinas šiaip labai maladėts yra. Man su ja patiko bendrauti. Esu bendravęs ir tą filmavom Pilliko reklamos, tai... Ne, jinai... Kiek aš ją pažįstu, mažai ją pažįstu,
Bet man irgi. Nes yra tokių žmonių, kur... Labai fainai. Jisai tyli, nes užblokuotas. Jis nieko nežino. Ne, šiaip yra žmonių, kurie ten turi... Su tavim ir jie. Tai mes filmavomės jo, bet čia buvo, eiktų savo, kokiais 2016 turbūt. Žiauris, žinai. Bet šiaip yra žmonių, ką norėjau pasakyti, kad yra žmonių, kurie turi ten 3 štukų followerių ir jie jau ten yra pasaulio bamba, žinai. O jinai yra realiai Lietuvoje žinomiausias žmogus iš Instagramo. Ir ne bamba. Ir jinai visiškai paprasta. O tas yra žiauriai keista ir zaibys to pačiu. Labai daug yra susimaišę, kur tipo, jeigu tu esi žinomesnis, tai reiškia, visi galvoja, kad tu esi pasikėlęs, bet taip visiškai nėra. Ir būtent, kad žinai, visi galvoja, jeigu tu eini ir tu netkreipi dėmesį į kažką, tai tu esi pasikėlęs. Bet taip nebūna, nu, tipo, tu eini tiesiog savo reikalais ir taip toliau. Ir būna, žinai, man po to, nu, tai va, aš mieste tave mačiau, žinai, ir tu net netei pasisveikinti. Būna, kad aš net, nu, tipo, net nematau arba... Prie manęs pasisveikinti. Jo, man tai būna, žinai, pasako ir, nu, tipo... Bet jeigu ateina kažkas prie manęs ir pasilabina, aš visada pasikalbėsiu, žinai, pabūsim ir viskas, pahengiautinsim ten ir taip toliau. Tai viskas yra normalu, nu nebent žiauriai skubu kažkas. Jo, bet yra tokių, sakau, kur žiauriai. Bet yra labai daug. Ego, karočią 3000, žinai, kur... Aha. Ir kas aš toks, tai kiek čia ko ir tokių, belė, kiek yra. Kiek manot yra, kiek žmogus jau senas? Kaip tik pagalvojau apie Meskiną, amžių bandėm spėti panašiai ir tada mačiau šitą šortą, kažkas darė, klausė... Kiek, nu jo, na kiek... Kažkaip galvoju, kad vyrai tik pradeda gyventi nuo trampenkių. Nuo kiek metų žmogus pasidaro senas, ar tipo... Mačiau, kad klausinėjo, šiaip, kaip manot, nuo kiek metų senas žmogus jau yra. Ir tipo, sako, nu jau 2002 jau senas toks, žinai. What the fuck? Man 2002 atrodo vaikas. Jo. Aš irgi, žinai, dar nesu toks ir, nu, tipo, 99. Aš tai sakyčiau... 80-ųjų, turbūt būčiau linkęs. Senas žmogus yra 80-ųjų? 80-ųjų. Tai jau metų. Čia bet 40 metų. Nu, 5-5. Čia senas žmogus. Nu, aš nesakau, kad senas, kad senelis, bet, nu, sakau, jau pagyvenęs gyvenimą. Blem, aš tada kažkaip netaip suprantu, nes man senas žmogus, tai vasyčiau kokį 70 metų. Na gerai, jeigu tu klausi manęs, močiutė dedukas, nu, tai faktas, kad ten mes kalbame apie 50-osius. Jo, nes tu, tipo... Aš nesuprantu klausimo, kol kas... Seni. Jisai ką sako, kad, nu, tipo, kem metų, ne? Na. Tu nesi senas, bet tu nesi ir jaunas, ne? Man kem metų yra viduriukas. Nu, tipo, aš manau, kad jo, 5, kem 5. Tie metai, kur tu realiai jau tu esi patyręs, žinai, gyvenimo, tu jau matęs ir tu jau gali gyventi. Bet man tai nėra, kad senas. Gerai, atsakyk, jūs pirmiau aš tada pristaikysiu. Nu gerai, ką atsakyti? Senas, nuo kelintų metų. Senas, 7. Aš ir sakyčiau 7-5 kokie metai. Senas yra žmogus. Nu, jau eina į tą senumą. Jo. 65. Šiam 5 yra jau senas žmogus tau? 65 plus. Blema, nu nes... Nu, taip gerai, kai išeini pensiją. Nu. Nu, tai jau tu, tipo, atgyvenai, tai reiškia, jau tu biški pasenai. Bet tai, mano mačyta, 3-8 zaibys atrodo. Bet šiaip, aš tai pagalvojau, kad aš nežinau, ar aš norėčiau tiek iki ilgai. Kiek? Nu, ten iki 8, žinai, nes, tipo, man svarbiausia... Mes čia, kaip sakėm, tu nedarai, kad pas tave būtų ilgai. Realiai nemiegi. Jo. Ir tada dar daug faktorių yra. Bet čia, žinai, ne nuo to priklauso. Šiaip, tipo, belia kiek žmonių, kurie geria rūko, žinai, ir ten taip toliau, jie pragyvena 100 metų, žinai. O tas, kur nerūko, susėsi gavėžių. Tai, va, būtent, čia ne tame esmė. Bet, pažiūrėjau, aš tai, sakyčiau, kad aš norėčiau vos ne tą karališką mirtim, kur, žinai... Ir viskas. Oi, bet, pati geriausia. Bet tikrai nenoriu ten, žinai, kur gulėti ir tave turi ten prižiūrėti ir taip toliau apsišykė. Žinai, tipo būni ir tave visi turi prižiūrėti. Ne. Nu, bet šito nepasirinksi. Nu taip. Noras toks dalykas. Nes aš irgi taip norėčiau. Šokčiau su parašiutu be parašiuto. Tiksliau iš lėktuvo be parašiuto. Sakyčiau, kad šoksiu su parašiutu, bet neišsitraukčiau parašiuto. Aš daryčiau kaip Petras Dovydaitis iš 3 km į vandenį. Kaip manote, jeigu rimtai norėtum nusivaldyti ir šoktum, ar galiausiai tavo instinktai vis tiek suveiktų ir ištrauktum iš tos baimės, ar ne? Ką ištraukčiau iš baimės? Parašiutą, kad įskreisti. Dešrelę. Iš baimės ištraukiu, ne parašiutą dažniausiai. Aš tai kadangi aukščiau bijau, tai vis tiek jaučiu išskreiščiau. Nu, bet tu gali šokti be parašiuto. Ne, tai... Nebus ką išleisti. Niekas neleistų šokti be parašiuto. Tu gali pats sugalvoti. Ne, jaučiu suveiktų tas instinktas. Nu, ta prasme... Čia priklauso, ant kiek tu esi psichologiškai palūžęs. Visiškai, žinai, jeigu... Bet matai, su parašiutu, kai šoki, tu realiai būni ore tuo metu. Tau visą tą laiką šiaip gali būti baisu, nes
kai nuo tilto šokti, žinai, tai tu pasirinkė ten. Aš nieko nespatau, nuo tilto šokti, kaip miršta žmonės, jeigu ten, nu, nėra. Tai, o tu šiaip tarp kitko matėjai, trūko virvė. Bungee jumpas. Jo, bungee jumping. Jo, kažką mačiau. O aš šokau Nepale nuo 101 metro, nu irgi ten, nu, labai Linksmumas. Ir aš ten šokau, tai visiškai žiūrėjau videką savo ir ten tą, kur trūko, labai identiški, žinai, tipo aukščiai viskas. Ir eina savo ir ten žodžiai, jisai, matėte, ne tą videką. Vienas, tipo, tasai, jumpingas toksai į viršų ir tada į upę, į krokodilus. Aš kitą mačiau. Ai, nu net, aš mačiau tą patį, bet ten buvo iš karto čiukšt ir viskas. Ne? Ten jisai biškiai atšoko ir tada tas antrasis ir virvė. Cyk. Atsipila, bet jis nemirė nuo kritimo, jis mirė nuo krokodilų? Jis net nemirė, ten mergina buvo beros. Mergina jo buvo ten. Jinai išsigelbėjo. Bet to upėje ten belėje krokodilų. Jo. Antikas ten krokodilo. Krokodilas dandis buvo pasilipęs. Aš pats apsimečiau krokodilą, net pažintų man. Leip, apsirengęs panašus. Aligator. Ką norėjau pasakyti, pertraukį mane. Ai, aligatoriais tais. Aligatoriais. Apie ką mes kalbėjom? Apie seną amžių. Seną amžių. Aš taip floristą išnekėjom, jeigu nori prisiminti dar. Nebenorim jau. O jeigu apie amžių, tai aš sakau, kad aš tiesiog noriu labai linksmą ir fainą gyvenimą nugyventi, kiek aš galiu nugyventi. Noriu maks išnaudoti. Nu, bet tai maks išnaudoju kiek? Sėdėdamas ofise ir dirbdamas. Kiek nori gyventi? Kiek tavo maksimumas yra? Tai ką, žinau, maksimumas, jeigu aš gerai jausiuosi. Jo, tai va aš norėjau sakyti, koks skirtumas, kiek tu gyvensi, jeigu tau ties 5 metų jau bus įslūžęs visas, žinai, ir nebepaeisi. Ne, jeigu ten, ne. Bet jeigu tau yra 8 metų ir tu puikiai jautiesi, tu lėki. Jeigu aš 8 metų galiu jachtą vairuoti ir ten valdyti, tai tikrai galiu. Būtent vairuoti jachtą, jeigu galiu. Įsivaizduojant tą svajonę, jeigu galiu jachtą vairuoti ir galėtų būti dar 10 kekšų, kurias galėčiau apmokėti tuo metu. Tai... Nu, kaip tu taip šneki dabar? Atsiprašau. Nu, foi, Lukai. Realiai, aš nesakau, kad tu lystum prie tų kekšų, tau tiesiog patiktų, kad jos būtų ten. Šalia. Žinai. Bet šiaip fan faktas, dabar Amerikoje yra bičiukas, kuris bando, tipo, padidinti ilgiausią gyvenimo laiką darys. Nematė tas? Kažką mačiau irgi. Kažkoks yra milijonierius, kuris, sakė, bandys pragyventi iki 107 ir kiek ten metų. Ir dabar jo, tipo, mokslininkai skaičiavo jo, kaip čia, amžių pagal jo visą fiziologiją. Tai gaunasi, kad jo gimtadienis yra kas 22 mėnesius. What? Jo, tai mes pasenstam metais, jisai pasensta po 2 metų tik tai. O kas kažką jam padarė? Jisai tiesiog labai sveikai valgo, labai daug medituoja, labai daug sportuoja, ten visokius įrankius, ten naudoja technologijas, gryną orą ir panašiai. Ir šiaip mačiau, kad jisai kalbėjo ir tipo sako, jeigu aš burgerį suvalgau su bulvytėm, kiek laiko tipo sumažėja mano gyvenimas dienų. Ir pasakė, kad burgerį suvalgius su bulvytėm sumažėja 11, sutrumpėja tavo gyvenimą 11 dienų. Tas pats, kad surūkyti 1 cigaretę. Eik, na, man tai nesąmonė. Reiškia, trečiadienį bus pizė. Čia doesn't make sense, nes pagalvojus, Antanas rūko 30 cigarečių per dieną, sakykim. Tai ką tu nori pasakyti, kad Antanas jau sustrumpina savo gyvenimą ten praktiškai metais? Man irgi atrodo nesąmonė. Čia per dieną tai buvo. Taip, man skamba nesąmonė. Antanas daro tos video, kur valgo šitą burgerį 40. Tai ką jis suvalgo 20 iš tų burgerių, tai irgi sustrumpina realiai. Nu, kaip jisai sakė, burgeris yra 11 dienų. Minus. Bet čia bullshit. Bet man atrodo irgi visiškas bullshitas, nes kaip tu gali apskaičiuoti tą dalyką? Aš esu už skanų maistą. Mes kuo toliau šiaip tolgiau gyvenam. Tai aš tai šiaip savo amžiui tiesiog manau, kad... 6, 7... Nu, GTA 8 norėčiau dar pradėti. Va tokie, va tikslai. Seniai, va tai norėjau ir paklausti, ką norėtumėte ateityje pamatyti. Aš tai, pavyzdžiui, 2 dalykus. Noriu labai noriu pamatyti skraidančią mašiną ir noriu dar pamatyti tą liftą į kosmosą. Va, 2 dalykai. Mes su broliu... Liftą. Kur sakė, kad dabar, kad... čia planavo. 10 metų prieš tai. Kaip tu liftą gali padaryti į kosmosą? Seniai, tai tu įlipi kaip per filmus ir tave... Tai ne liftas, raketa. Nu, ne raketa. Ne, liftas. Jeigu būtų liftas, tai mes negalėtume suktis, nes mes padarytume liftą iki tos planetos ir suktume ir sulūštų tas liftas. Seniai, nes žemė kaip pizza. Ne, jisai logiškai sako. Žiauriai logiškai šneka. Sukasi viską, žinai. Bet ten netoks liftas. Nu, tai aš sakau, tai raketa tada. Nu, ne raketa, ten toksai permatomas liftas. Nu, kaip filme rodo. Čia buvo planas daryti, bet aš nemanau, kad jį pradėjo nesatyti.
Aš jeigu sakau ateitį, tai norėčiau gitaštą. Ir dar kokią norėčiau, galvoju, ką čia dar pamatyti. Nu, būtų baris į kosmosą, kad atmosferos nejaust, žinai. Tipo tą... Būtų 0 kg tuo metu svert. Atmosferos. Bet tu ir dabar gali tą pajausti. Tu žinai, lėktuvo yra Amerikoje lėktuvai. Pinigų daug. G-Force'as. Daug pinigų. Karočią, vieni žmonės sako, kad nori sulaukti, kol jau vaikai užaugs, kiti sako, kad nori saugoti 8. Nu, kol vaikų nėra, tol nelaukiant, tai po to bus tėvus, tai jau gal ir vaikai užaugs. Aš tai jau gal kalbėjot? Ką? Kalbėjot su Eimante? Apie ką? Apie vaikus. Nu, pirmą, kaip sakoma, vestuvės, tai tada pasibučiuosim pirmą kartą. Ai, tai pasibučiuosim. Dar kartu negyvena. Nu, gyvenam, bet taip atskiriuose kambariuose. Ai, viskas aišku. Viskas uždrausta. Svartau. Nes, nu, man buvo įdomu, žinai, tipo, koks pas tave tenai santykis. Tipo, mastelis? Taip, va, mastelis santykis, koks mastelio? 1:100. Okei, neblogai. Ką išnegam? Šiaip irgi. Galvant apie skyrybas, Antanai, papasakok apie savo skyrybas. What the fuck? O su ką jis įsiskyrė? Čia su ta nauja jau įsiskyrė? Kokia nauja? Kokia nauja? Ai. Ne, tiesiog. Ai, su mašina. Ne, visiems žmonėms yra įdomu, kodėl Antanas įskyrė, kodėl ten ilgai skiriasi ir kad visi išsiskiria. Aš dėl to norėjau paklausti, man buvo dar įdomu. Kuo tu draugauji? Jis anksčiau draugavo, turėjo. Jau metai laiko, kaip aš įsiskyręs. Jis skyrėsi metus laiko. Bet jisai pritempė, kaip suprantu, nuo OG blemba, kad išsiskyrė jau po kiek laiko dabar. Aš pamiršau prieš tai paklausti. Aš tiek sugrįžtu, tai gal apie floristą norit pašnekėti? Maska penktadienį šiandien. Smegenys ištižusios. Bliava, rytas tai geras tikrai. Nu, rytas. Tu už rytą labiau? 7:10 ryto. Tu Kaune nepamiršk. Aš ne, tai... O tokį. Šiandien niekada nepalaikysiu ryto. Kodėl? Kodėl? Kol yra kiti, tol nebus. Aš tas geras. Jis pramiega, sako. Nepalaikau ryto, nes pramiega. Bairis geras, šitas buvo, patiko man irgi. Man tarp kitko, aš esu iš tų žmonių, kur esu neutralus, žinai. Nu, tipo, aš esu už gražų žaidimą, pavyzdžiui, krepšinėje. Ai, čia apie ką aš? Jo. Nei, pavyzdžiui, ten žiūriu, tipo, ir Žalgirio rungtynės, gyvenau Vilniuje, tai su buvusia mergina eidavom ir Ryto rungtynės. Sorry. Tai, jo, suprantu. Ir, žodžiu, man dzin. Aš tiesiog, man patinka... Antanas būtų tas, kuris man daugiau pinigus mokės, tas irgi patarpės. tą palaikau. Tai, žodžiu, man, tipo, yra vapšė dzin. Ir už gražų žaidimą, jeigu gražiai žaidžia, man įdomu. Ir, žodžiu, va dabar buvau kaip tik degaliniai Kaune. Ir, rūkau, žinai, tipo, prie degalų. Ateina bičiukas. 30 cigaretę. Jo, 30, jau paskutinė diena. Degaliniai, 30 cigaretę rūko. Jo, kol pilos kūrą. Benza pilo. Jo. Tai ir, žodžiu, prieina bičiukas ir sako, žinai, bet vakaras ir visa kita. Žinai, aš Kaune biškai dar bijau, žinai. Ateina, sveikas, ką tu? Nu, nieko, rūkau. O tu ką? Už ką esi? Už Žalgirio Rytą? Eik tu, galvoju, Kaune manęs to paklausė, žinai. Nu gerai, galvoju, gerai, kaip čia dabar mintyse ten milijonas minčių, žinai, kaip čia teisingai dabar atsakyti. Už gražų žaidimą. Tai tu ir už Rytą, ir už Žalgirį. Nu man tiesiog smagu, kai gražus žaidimas vyksta. Žiūrėk, turiu tau dovanų. Nu gerai, jau įdomu, žinai. Atsisėk. Išsitraukė. Kučka tokia lipdukų. Sako, čia tau. Sakau, ačiū, net nežiūriu, kas ten yra, žinai, tipo, ačiū, aš pilos. Ai, rūkau, toliau, žinai, tipo, pamiršau, kad aš nesipilau, rūkau. Aš žinau, tu pili kurą ir rūkai? Ne, tu durnas, aišku, kad ne. Nu, ten parūkau, jisai, matau, išėjo ir tada pasižiūriu į tos lipdukus, ką man davė, žinai, tipo. Tai bičiukas naktį vaikšto ir dalina, klijuoja visur, žinai, tipo, lipdukus ir lipdukai ten yra. Labai negražus apie Rytą. Labai negražus ten, ohoho. Vieną pažiūrėjau. Nu, negražu man sakyti. Nu, tu pasakyk, koks skirtumas. Nu, kad nieks neiškirps ir nesumontos po to. Tik sako, tikrai nieks neįkelų. Nu, ten labai negražiai. Nu, tai pasakyk. Nu, nors... Nu, karočią, nu, tipo, vos ne, kad Rytą šiukšlė, žinai, ir tenai Žalgiris ir taip toliau. Klipit, kelkite TikToką. Visda įsivaizduoji. Nu, ir tai va, tokių lipdukų man pridavė. Tai va, Jei klijuot naktį paskui, ne? Ne, išmečiau. Oi.
Nes rytą šiukšlę Tai išmetė. reiškia, rytą palaikai. Ne, rytą šiukšlę dėl to ir išmetė. Irgi lakščiai. Smart. Nu, taip, kai jie buvo padėti ant galinės sėdynės, tai nuvariau į plovyklą ir tada reikėjo visas šiukšlės išmesti, tai išmečiau su... Nes, nu, tipo, aš tikrai neklijuosiu jokių lipdukų. O visų antrą pagalvojau, pamačiau story, dabar buvo Vilniuje toks žygis berods, su Samsungu ten dirba ir ten radio vedėjas. O žygis, tipo, ėjo kažkas. Žygis. Buvo žygis Vilniuje. Tai, žodžiu, jisai atvarė į Vilnių, jeigu neklystu. Bijau sumeluoti, bet jis... Man koks nušvietimas ką tik buvo, tai pala žygio batai nėra, kad žygio, tipo žmogaus žygio batai, bet jie yra žygio batai, kad Žygio keliausiais. batai, O keliausiai. kodėl ten yra batų, kad ne tik žygiai? Nes per maža niša. Čiūr. Smart. Tai va, žodžiu, anyway, jam, karočią, užklijavo va tokius negražius berots Palauk, lipdukus žiūrėk, apie Žalgirį ar apie Rytą, neatsimenu. Tai Ryto fanai užklijavo tikriausiai negražius lipdukus ant mašinos. Tu seni, aš suprantu, kai tu duodi lipdukus ir, tipo, žinai, nu, tu naudo, kur jos nori, bet kai ant tavo mašinos suklijuoja lipdukus ir turi grandit po to, žinai, nu, čia man too much. Net tai tie lipdukai, tai dažniausiai, aš kiek matau, ten ant stulpų būna, žinai, prikliuoti. Bet Jo, bet ten ant mašinos. Ant nuosavo turto, tipo, kitiems. Ne, kiti random žmonės užklijavo ant jo mašinos. Aš suprantu, nu, tipo, vis tiek ant jo turto užklijavo. Taip. Tai va čia man jau yra too much, čia jau nelabai fainai. Nu, bet čia ne vėl, turi tą fanai. Ai, čia tu ant tiek. Ne, aš už Žalgirį. Aš esu už gražų žaidimą. Aš už Žalgirį. Jeigu heitinsit, Ryto fanai, Aš už Žalgirį. čia juos heitinsit. Aš už gražų žaidimą. Kas daugiau pinigų? Aš už Žalgirį. Ai, nu tada tik jį heitinkit. Tai ko čia heitinti, tiesiog aš turiu savo nuomonę, kad man Žalgiris Jo, labiau. ir iš viso, kodėl čia yra karas tarp šitų komandų? Čia visur yra. Tai- Seniai, bet ko yra karas. Dvi komandos, du miestai jau jie kapojasi iš karto. žinai. O, eik tu. Bet kas? Pas mus būdavo. iPhone'as, Androidas. PlayStation'as, Android. Xbox'as. Jo, nu, sakau, Bembas, Audi. Jo. Du skirtingai dalykai, jie visai kaposi, nes atsiranda viena nuomonė, kad O tu tas geriau, palauk, tas žiūrėk. blogiau. Na gerai, tarkim, tu turi nuomonę. Nu, Tai tu, jeigu sakau Bemas Audi, tai tu sakai Bemas. čia tikrai 100 Bet jeigu procentų. tave remia ir Bemas tau siūlo štuką, o Audi siūlo 10 štukų. Va čia, Bet žinok, aš nepadaryk tik su klaidos, BMW. nepadaryk klaidos. Su BMW. Va, čia sakau, jo, Aš tik su BMW. tai vis dėlto turi savo nuomonę, wow. Čia nekeisiu savo nuomonės. Tipo, jo, aš galiu, va, ten Porsche, žinai, jau gražu, jo, fainai. Bet tarp kitko, Audi ir Porsche yra. Jo, sakei. Bet... Dabar gerai, dabar pagalvojam apie tai, kad tu mėgsti pinigus ir tu dažnai, nu, aš nenoriu taip sakyti, tarkim, parsiduoti. Bet gerai, žiūrėk, Audi Ko čia tau aš siūlo... parsiduodu, Ne, kad paklausyk. Nu, aš tai šiaip sakau, dabar įsivaizduok, taip, tarkim, yra. Žiūrėk, Audi tau, Bemas Jo, tau nieko nemoka, Pais vieną jakį. Bemas tau nieko nemoka ir Audi tau pasiūlo kontraktą 15 štukų į mėnesį, Jo. nu, for, tarkim, ten 5 years contract. Nu. Ir tai vis tiek tau, ne, eini su BMW vairuoji O toliau, Man BMW kažką duoda dar. neduoda nieko. Bet man duoda Audi. Bet Jo. duoda net malonumą vairuoti. Baisiai malonu vairuoti. Išgirstam jo Žiūrėk. nuomonės. Išgirstam jo Gerai, nuomonės. gerai. Dabar, bet atsakysiu dabar va taip logiškai. Atsakyk taip, kaip aš kaip- galvoju, kaip ne? būtų. Taip kaip būtų, ne? Taip. Jeigu, va šiuo metu vairuoju F10, ne? Man jisai labai gražus yra. Fainas, žinai, ekonomiškas automobilis ir taip toliau. Bet jisai nėra naujas automobilis, ne? Man labai patinka komfortiška važiuoti. Bet jeigu ateina Audinė ir man sako, duodu 15 gabalų į mėnesį ir dar, nu, sakykime, naują mašiną. Nu, tarkim, nežinau, mašiną duoda, sakykime, ne? Naują mašiną. Turėsi mylėti, su ją važinėti. Jo. Ir jeigu aš galiu pasirinkti, kokią mašiną? Galiu? Nu, sakykime, tai net nebus R8. R8, o e-tronas? Nu, aš nežinau. Taštukų, nu. Nu, Bet galiu vairuoti. vairuoti. Su tom galim nuspręsti. Nu, tu ką žinau, iki... Nu, Ne, atronas biškai tu mačiau. Tu mačiau, ne? Tapsme, nu, per brangi mašina, mano okay. manimu. Karočią, ne RS, bet galėtų būti S. Žinai, iš tos Aha. pusės. Bet nauja, ne? Jo, jo. Jo, nu, aš Jo. manau. 15 gabalų į mėnesį? Nu, tarkim, Q7. Nu, gerai, tai nepatinka. Čia būtų turnas sprendimas nesirinkti. Iš tikrųjų. Aš faktas, aš Aš žinau, pagalvoju. Už tai, kad tu vairuoji, dar gauni 15 štukų. Tipo, man patinka BMW, Bet tada man patinka BMW, aš nieko šito nekeisiu, bet jeigu man ateina Audinė ir man duoda 15 gabalų ir naują mašiną, faktas, kad taip ir plemba. Mano mašina, tau neskaudės širdies, kai turėsi sakyti, kad Audi geresnė mašina. Tada tos 5 metus. nauja Audinė, manau, kad yra tikrai geresnė už mano BMW. Okay. Tikrai, nes ten yra daugiau komforto, turi daugiau. Bet man prekinis ženklas BMW, faktas, kad patinka ir jinai buvo nuo pat gimimo. Jei jis lost contract, būčiau tau pasiūlęs 15 gabalų į mėnesį, jeigu norėtum Audi, ką tik. Bet jau praradai. tokia? Ką tik praradai šansą.
Kokį? Aš nesakiau. Man BMW šansą praradau. Aš už Audi, man mėgstamiausia mašina. Mano pati mėgstamiausia mašina. Šiaip jeigu Audi vairuočiau, tai vairuočiau nebent RS6 universalą. Kosmos, esu sėdėjęs aš audinės. Tavo audinė. Nu irgi komfortas, fainos mašinas. O man tai fainai, nes man nauja yra. Nu, gaidys, neina į kažkokią. Neturi jokios visiškai sielos mašina. Ką reiškia, blėt, neturi sielos? Tai ką tu nori įdėti ten faktas numirusi žmogų, blėt, kad siela liktų? Seni. Aš pritarčiau tau. Neturi sielos. Nu, naujos mašinos, jos gražios, jos fainos, yra naujos mašinos. Jis nėra nauja, kelintų metų 15. 18 durniau. Tai apie ką mes kalbam, tai mašinai beveik 10 metų. Nu, bet still visai komfortas būt su ja. Bet šiaip, blėt, palygink tų pačių metų BMW ir audinės. Blėt, jūs taip, kurva, apstumkit komentarą. Aš yra Audi fanas, blėt. O galva, blėt, nuraus. Man pocho, aš ten nesirinkau pusės, bet dabar man principo reikalas, kad tu taip stumi ant mano mašinos, kad sudeginčiau tave, blėt, kaip morę, naku, kad žiemą dingtų. Bembo vairuotojas. Nes neužsikuria, tai nėra kaip išvažiuoti tą stotelę. Didi. Ir viskas. Negi, aš prikolinu, aš tiesiog stumiu, bet nes tiesiog yra susidėjus, žinai, tą visą... Man žinok, tai pochai buvo iki tol, kol pradėjus gaidys, sielos neturi mašiną. Aš jeigu taip, tai... Aš Volkswageną vairuoju, tai ta pati audinė, realiai. Bet, nu, be sielos, ne? Be sielos visiškai šį mašiną, iš esmės. Jo. Ta prasme, tu išimk iš Volkswageno detalės, pamatysi, kad prašyta yra Audi, tai... Tas pačias detalės kiša į tas pačias Bet matai, Lamborghini irgi. Taip, ta patys varikliai yra R8, pavyzdžiui, ir Lambo 10. Ai, man tai žinokit, aš taip net nesu prilipęs prie jokios mašinos, tiesiog taip gaunasi, kad tėtis, kai užsiema audinėm, žinai, jis ten supranta daug ir mažiau galvoti reikia. Ne, šiaip Audi kaip mašina yra normali, viskas su ja gerai. Ne, man jokio skirtumo, aš mašinų turėjęs N ir Audinių, ir Volkswagenų, ir Renault, ir Peugeot, visko turėjęs gyvenim, bet man asmeniškai BMWs yra smagiausia. O kas BMW, kaip išsiverčia po žodžiai? Baisiai motorcycle vynių. Jau pasakyti vokiškai, bet... O kaip rimtai? Bayerisch Motorwerke. Okay. Bavariškas. Jie iš vis šiai pradėjo BMWs gaminti, BMWs kaip brandas pradėjo gaminti lėktuvus. Aš tai žinau, aš norėčiau kokias mašinas. Aš norėčiau pasimti kokią mašinas iš Kinijos ir Japonijos, ten, kur net neturi brendo, kur čia net nematė. Zhangzhongas. Zhangzhonga, vairuoji. Mes turėjom vieną nupirkę džipą iš Kinijos. Sanyonga, man atrodo. Kaip X5 jis atrodo, ne? Mes buvom nupirkę Range Roverį berods, ar kažkokį labai... Ai ne, Land Roverį. Land Roveris, jo. Jo, Land Roverį. Atrodo beveik identiškai, logotipas kitas, bet mes jį nupirkom, aš neprisimenu, gal už 3 gabalus, nu, tipo 9, žinai. Kas čia jūs nupirkot, kur čia kas vyko? Tėvukas nupirko, žinai, bet čia senai labai buvo. Ir man atrodo, 2.8 jinai buvo. Bet seni, už 3 gabalus tu gauni Land Roverį su visais telikais, su viskuo, žinai, ir taip toliau. Buvau šokę, kad už tokius pinigus gali nusipirkti tokią mašiną. Ir kaip, važiuoja? Jinai amazing važiuoja, tik tais, kad jinai yra labai paprasta, tuščia, žinai, iš tos pigiai padaryta. Žiauriai pigiai. Atidarai variklį, ten pats paprasčiausias, žinai, dalykas, viskas sudėta, žinai, ir taip toliau. Remontas, belia kaip pigu, viskas išlaikymas pigu, bet tu turi mašiną, kuri yra su visais telikais ir taip toliau. Nu, tipo, pigiai, jeigu nori turėti mašiną kažkokią, va. O jūs matėte dabar, man tik tokį išmeta, tos japoniškus, kur ten iš viso kaip Maybachai atrodo, žinai, tos mašinos su visais tenai komfortais atsilenkia sėdynės, ten telikai ir taip toliau. Kot šūdus valgo. Tokia ir laivo. Nematėt tų mašinų? Aš esu matęs kažką. Žiauriai dabar, blemba, kiniečiai tokias mašinas geras gamina, eina, da. Bet ten matai, klausimas, ar ten kiniečiai, ar jie tiesiog perdaro ten mūsų europytės. Nu, galbūt, bet daug pigiau, tipo. Jo, tai faktas, kad jie, bet tiesiog, klausimas, ar jie nekopijuoja tiesiog ten kokią Merso, žinai. Ai, tai faktas, nu tai identiškai atrodo. Ai, nu tai tada reiškia, jo, copy-paste, jo, tiesiog pigiai padarytas, tarkim, Mersas, jo, šitą esu matęs. Ir šiaip pas kiniečius visiškai kitokios mašinos yra. Ta pati Audi A8 Europoje ir Audi A8 Kinijoje yra visiškai skirtingos mašinos. Nors, tipo, tas pat modelis, žinai. Nežinojau. Jo, tai čia toks fun fact. Ką? Jo, Azijos rinkoje visiškai kitokios mašinos, nors modelis yra tas pats. Tai Strange Things yra. Nors dabar pusę mašinų šiaip žiūrėsit Stranger Things nuo sezono šiais metais. Žiūrės. O The Last of Us 2 sezoną? Ne, nežiūrės, niekart nesu nematęs. Squid Game 2 sezono 2 galą.
Jo, labai laukiu. Tragalą. Bet antrą galą, blemai, man kažkas pasakė, kad bus dabar, vat, irgi neseniai tipo išeis. Neseniai išeis, greit išeis. Tai, blem. Squid Games? Nu. Tai jau išėjo antras. Tai dabar antras. Ai, nu, tai taip, bet jis išeis šių metų gale. Ne, vasarą. Vasarą? Aš buvau šitas. Birželį, man atrodo. Bet plema šiais metais tai žiauriai daug išeina ir filmų, ir serialų, kurių laukia daug kas. Ir Avatarasgi išeis, ir žaidimai kokie išeina baisūs. Beje, matėt naujausią tą filmuką, kuris Latvijai padarė? Flow. Mačiau. Kur Oscarą laimėjo. Latvijai. O ir tipo... Visą miestį ten iškabino reklamos už tą Oscarą, ten tą katytę. Jo, ir už 3 milijonus 5 metus darė. 5 milijonus. 5? Ai, 6 metus, man atrodo. Bet su tokiu biudžetu aplenkė, skaityk, vat, visus tenai tuos Pixarus ir rimti filmai buvo, tipo, kurie irgi buvo nominuoti. Šiaip labai fainai. Tu matei, nežiūrėjai? Aš žiūrėjau. Ai, žiūrėjai, nu, aš labai noriu šį savaitgalį nueiti, tai rekomenduoji? Į kiną noriu nueiti? Nu. Gerai. Aš nenoriu. Sakyk, į kiną nueik, pamatysi. Man jis toks biškai gal labiau ne kinai, man jis toksai... Namie prie popkorno, ne? Chill. Jo, nes jisai, matai... Sakė, kad verki ir ten graudina. Ar rimtai? Nu, man jo, biškai taip būna momentais, kada gaila pasidaro. Bet čia visi filmai su gyvūnėliais. Bet matai, tam filme, nu, nieks nešneka. Jis visą laiką tu tiesiog turi jaust, žiūrėti jį, kas yra fainai labai. Ir man pasirodė, jisai biškai labai repetitiv, iš tikro. Nenoriu nieko spoilinti, jeigu žiūrėsi, bet ten yra toks pasikartojantis dalykas, kuris... Ką reiškia tas žodis angliškas? Pasikartojantis. Supratau. Pasikartojantis dalykas, kuris visų filmų vyksta, žinai. Ir kartais man atrodo, kad biškai pinasi viens ant kito, lipa. Tai šiaip geras filmas, man visai patiko, bet... Ar vertas Oskaro? Tavo nuomonė? Ne? Jeigu aš būčiau filmų, aš greičiausiai neduočiau. Bet čia ne iš blogos, čia dėl to, kad jie laimėjo ar panašiai. Aš tiesiog, gal ne mano, žinai, filmas tiesiog ir tiek. Nu, taip, čia kiekvienas stilius, visi skirtingi. Bet fainas filmukas, taip tikrai smagiai sužiūrėjo. Nes man šiaip keista, tipo filmukas, kuris laimėjo Oscarą ir nėra jokių dialogų, tekstų ten ir taip toliau. Viskas tipo pagal gyvūnų garsus. Ir atrodo, kaip tu turi perteikti. Tau patiks. Man patiks? Jo, aš manau, kad tau patiks, nes ten yra labai fainas šuniukas. Ai, tu nemėgsti šunų. Tu sakė, kad aš nemėgstu šunų. Nėra taip, kad... Katės geriau. Audi BMW, katės savo šunis. Žalgiris rytas. Ne. Aš manau, kad tau patiks. Tu toksai susileisi ten. Nu, man šiaip animaciniai filmukai patinka. Ai, aš norėjau paklausti, su ko eini, bet... Ką tokie? O, Šireko trailerį. Perkrytas pizdas. Bet aš galvoju, ar ten nėra tikrai jie jūs padarė? Ne. Ten rimtai? Taip, Širekas 5 išeis. Bet krauti tas Širekas kaip... Va, ten tikrai senas. Aš nežinau, ar jūs matėte, bet išsikreipęs. Taip nemaloniai žiūrėti, kai tu pripratęs matyti Šireką vienokį ir dabar jį pateikė visiškai kitokį, ten jau tik tokia mačiau, kad bando jį sufiksinti padaryti, nes Sonika kažkada buvo irgi suknisę, tai padarė, kad negražiai ir po to išprašė community, kad pataisytų, tai dabar bando su Šireku tą patį padaryti. Nėra jos marketingo triukas. Marketingo triukas, žinai, tipo, kad padaro prastai ir visi tada sako, what the fuck, aš čia paškudas, visi pradeda šnekėti. Ir tada, kai pakeičia ir visi eina žiūrėti. Jo, tai gal čia ir nesu Soniku pasakėjai, gal tokia. Kaip gali suknisti tokį personažą, kur jį darė 30 metų? Nu, nelogiška. O čia kitais metais šiais, man atrodo, ne? Paskelbė. 26. Aš nemačiau. Širekas. 27. Gerai, bet kitą mėnesį išeina Minecraft'o filmas, pavyzdžiui. Kada? Minecraft'o filmas kitą mėnesį jau. Eik. Ja, balandžio pradžioje. Kubelė. Blema, matėte, ne traileris? Ne. Labai keistas. Nu, ta prasme, ten irgi su tuo tokio aktorių, kur Aquaman, atsimint, vaidina tas užsikačiojas. Tada yra tasai Black Jackas, irgi vaidina tas stambus garbanotas bičiukas. Nu, Konfu. Sanda? Kol kas tai labai stumia irgi ant trailerio visi, nes ten, taip, what the fuck. Ką galima iš Minecraft filmo? Ką galima sugalvoti tokį filmą parodyti? Aš tai norėčiau... Gal mačiau kažkokią tai ištrauką. Aš norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėt, biški jūsų reakciją pagaudyti. Nu, davai, pajung. Paskutinį trailerį, tarkim, jungsiu, nes ten daugiausiai berots parodė. Bet čia vaikam, ne, filmukas? Ne, žinok, nu jis dabar, nu tarkim, jo. Parodį, gal matysis ir per kamerą. Bet aš noriu ir jums parodyti. Nu gerai, galiu tai matyti. Matysis jūs per kamerą. All good? Gerai. Ai, kažką aš mačiau ištrauką vieną, man atrodo. Nu tavo baris, kad vandenį įsimetė, kai krenti iš aukštai. Jo, pandos keturkampus. Jo, matęs. Ai, bet čia toks...
Senis, sakyk, ką nori. Biški realu. Norėčiau. Yra aktoriai, kurie, tipo, realūs ir... Ai, šitai, Aš noriu nueiti. Tai vad bus įdomu. Nori kartu nueiti? Noriu. Gerai. Blema, šiaip aktoriai geri. Tai vad, šiaip tai jau čia senai promautina irgi. Tai bus įdomu pažiūrėti. Nice. Balandžio 4. Yeah. Bet aktoriai geri. Blema, gal ir gali būti geras filmas. Jis gali būti biškai cringinis, bet bus įdomu pamatyti. Jo, bet... Kadangi žaidęs esu šitą Minecraftą tik tais tuo metu, kai žaidėm kontrolieriuose, tai iš tenai labiausiai prisiminimų yra, noriu nueiti. Na, matai, Minecraftas šiaip, klemais jau, galvoju, 15 metų populiariausias žaidimas yra. Crazy. Jo. Žiūrėjau Whiplash'ą, irgi labai geras filmas yra, man atrodo, irgi buvo Oscarų laimėjęs, 2014 metų filmas apie būgnininką, kur realiai labai norėjo būti būgnininkas ir turėjo labai abusive mokytoją. Toks, kuris pastoviai labai pušindavo iki maksimumo, kol realiai, tiesioginė ta žodžio prasme filmas iki kraujų. Nes ten greičiau, tu ten toks, tu šūdas esi, labai tą jauti tokį emocinį paveikimą ir kaip gali žmogus, žinai, neturėdamas pakankamai, emociškai palūžti. Jeigu tu būtum tėvas to vaiko ir tu sužinotum, kad su tavo vaiku taip elgesi, tai tu ten į teismą paduotum tą mokytą, žinai, kad tai Whiplash filmas. Whiplash? Jo, Whiplash. Ai, Whip. Bet įmūdaba Mačiusi, ne, Meida? Įmūdaba 8,5 vertinimas. Jo, jis. Blogas. Okay. Neblogas. Viskas, hebra. Baigiam podcastą. Kiek turim? Jau turim. Turim 7:30. Tau reikia važiuoti pas barberį. Ne, man reikia apsikirpti. Matėm komentarą, kad neskaitykit laiškų, nemoka skaityti, nepaskaitysim, mes laiškų jūsų. Skaitysim. Komentarų šį kartą gal nespėjom paskaityti, nes daug prirašėt apie hipotetinį... Čia dėl to, kad Antanas Blemba sugalvoja 7:30 ryte. Dėl to, nes vėlavau aš, pavyzdžiui, dar. Jo, ne. Nes man tai taip gavosi, man visą savaitgalį Hipokritų albumo filmavimai ir man dabar sako, tu eisi kirpiklą. Sakau, šiandien nebuvo vietų. Tai gerai, aš tau suderinsiu, to viskas, tu sėdėk čia. Gerai, ir taip, tu sustokį šokosinaisi? Ir aš toks, jo, blogai. Jo, aš to suderinsiu kirpiklą. Tau reikia cheminio. Turi cheminio. Žodžiu, jo. Toks apsikirpimas, kad aš net nepastebėčiau, kad apsikirpau. Man reikia žodžiu tik šonus. Nes jeigu aš neapsikirpu čia, tada gauns bliūds. Bliūdėlis. Man nepatinka bliūdzai, tai man patinka švarė gražiai. Davai visą, kad taip kalbėk, būtų prikolas. Aš žemaitiškai pakalbėčiau. Aš norėjau tavęs paklausti, tu mokai žemaitiškai full tipo easy? Man labai keista, kad jisai taip perslaužia lengvai, net pagalvojus. Bet dauguma jie kažkaip perslaužia. Pažiūrėk, Samoška irgi normaliai šiaip šneka, bet kai reikia perslaužia ir dauguma tų žemaičių. Pavyzdžiui, nešvankiai, tai jie sakė labai kad jie per prievartą labai šneka normaliai. Nes pas juos ir jaučiasi. Bet man irgi prireikė laiko, kad galėčiau Gretą persijungti, iš vienų į kiton. Bet gerai, galim pašnekėti tep. Kito paskėpų galėsim. Darėčiau pašnekėti. Ir man sako, tie nešvankiai bišai sako, tu suprantimus, ko čia nesuprast? Tai buvo viskas labai aiškiai. Tiesiog, kad nukirtinėjai gal. Galūnės nukirtinėjai ir kitaip iškirčiuoju žodžius, bet... Gerai, lėktų pėsti, važiaujam į savaitgalį. Vabalnikas. Šiandien jaučiu aiškės, jūs žiūrėsit sekmadienį, bet penktadienis, kada filmuojam šiton podcast, išeindi Lėl koncerts. Lėl koncerts, Lėl Inunims. Lėl Anonims? Jūsų grįžimt comebacks. Ir Inominės tipo koncertas. Ton koncertėlį padarė daugiau biletėlį nebepardavė. Tai viskas išpardaut. Labai jokingai. Aš norėjau kažką pisitrinti. Gal tu, jeigu būtum visą laiką žemaitiškai kalbėjęs ant savo video, gal būtum irgi toks populiarus kaip Samoška, pavyzdžiui. Gali būčiau, bet supranti. Man tepį sunkiai aš nekėt, biškai. Jau LRTK būtų nesupratę. Bet pas tai ir mama ir sesė nešneka taip žemaitiškai labai. Pas mus niks nešnekėdavo taip. Tiesiog aplinkiniai. Jaučiu iš močiutės, ne? Močiutės, tipo, žinai, kad būdavo mokykloje, tai šnekėdavo, ypatinga, kad nuėdavo į parduotuvį, visur šnekėdavo, žinai. Daryk, žinok, taip visus video daug juokingiau. Al taip šnekėt visą? 3 juokingiau. Padaryk, dar sieną, žinai. Gerai, padarysim tokių video. Padaryk. Įdavai, kiek kartų, kad aš nekėsim podcastą. Va, kai varysi šitą... Miškon, tai tada padaryk. Ne miškon, ne tep. Į mišką. Parodysi rūrui, ką gausi ten per urėkį. Seną be gausi, man atrodo.
Su lasdėk. Nes matau, kad čia nervų, vėlauji, ką monlakas būdavo, pasimdavo laidą galioką, ką pisteldavo per šikną, įbaigdavos visi bairė, o tepi per ūrą. Ir po to 2 savaitės įvaikščiodavo su tokį... Aš atgavau diržą šiaip kada. Aš praeitą savaitę kaip tik su tėvais kalbėjau. Įgava? Ne. Įgava savaitę? Nu, tėvų. Ne, praeitą savaitę kaip tik kalbėjom su tėvais, kažkaip išėjo tiesiog šeimoje tokia diskusija, ar tėvai... Mes gaudavom diržą nuo tėvų, žinai. Mano bratkis yra gavęs, nes buvo toks patrakęs, žinai, o man tėvai pasakė, kad jie man niekada nėra trinkę ir užpakalį ten su diržu ar dar kažko. Sakė, buvau labai geras vaikas, tai manis nemušė. Žinot, ką norėčiau pakalbėti kitą kartą? Apie tokius prisiminimus, kaip aš, pavyzdžiui, turiu gerą istoriją, kaip išsipurvinau pirštą ar apsiverkiau, nes įsipurvinau, arba kaip mes pasidarydavom šūdos, gerai ne šūdo, iš žemę pasidarydavom slaizus tipo sodę, tai vat, būtų fainai pakalbėti gal apie prisiminimus. Žinoma, galim pasikalbėti apie prisiminimus ir gali to pačiu jūs galit parašyti ir komentatoriai, ir žiūrovai parašyti į... Pavyzdžiui, aš papasakosiu, kaip močiutė su peiliu atbadė mergaitės nuo manęs ir mano pusbrolio. Atbadė, galvau, subadė. Ne, atbaidė, norėjau pasakyti. Kaip atbadė? Atbaidė, pasakysiu, papasakosiu. Gerai, kitas podcast. Podcastas. Jo, tai gali tiesiog jūs bausdavo tėvai. Ir jūs parašykit mum į e-mailą. Jau. E-mailas yra apačioje, prašau niekam nesakykit, man atrodo, @gmail.com. Nu, žodžiu, apačioje nesakykit niekam to e-mailą tiesiog. Jo, niekam nesakykit. Parašykit ir niekam kitiem nesakykit. Taip, tai pasidalinkit ir mes pakalbėsim. Antanas, Lukas ir Tomas ir mes atsisveikinam. Iki kito. Ir Čestavičius. Čestavičius. Čau.